veiks. Aš šitų galiukų, aš suprantu, mintis yra važiavimas. Jo, ir va tenai į galą, ten turi būti trasa. Čia darydavom, žinai, ARV važiuodavo. Ir šį kartą nusprendėm jį, kad be jų. Nes jie vaikus vežiodavo. Taip. Šitie pankars čia dabar ateina, matau, į Lietuvą iš Latvijos. Jie turi tokių autobuso bazupis ar ne bazo, aš nežinau, ne mano tema. Prisipirkė spalvotų visokių. Fiatikų. Tai tų mažų jo, bet jie turi ir autobusų Latvijoje, laiko Lietuvoje dar nėra, bet jie varysis ir čia greičiausiai, į Vilnių. Aš dar Rygoj tenais tos vėžinimus su tais autobusais. Taline mačiau, kaip kalėjimo bėglius vežioja tokio su to kalėjimo tokio autobuso. Čia pradeda judėti kažkaip. Ateina mada tokia. Jo. Tos fiatikus Jo. Labai didelės kiekius. Čia įmonės ima plėną. Nes pats vairuoja, ten ekipažai. Netgi buvo, žinok, vienas renginys, kadangi 100 vienetų jie buvo suvežę čia jie 100. Šitų fiatikų? Ten labai didelį kiekį, ten tralais atveža jie. Ten bizniukas eina saulėgrąžos, kaip aš sakau. Ant bangos dabar. Я могу всех на велике покатать. Да все, можно. Užstatė šitas, mane žiūriu. Ai, tas kemperis. Kemperis. Tai aš tą kamerį į priekį. Duokit gazo. Užgeisim, sakai? Ne, duokit gazo. Tai mūsų daug, tai pastumsim. Jūsų daug. O, kemperio vairuotojas yra. Кстати, буду какую-то... Jo, biškai reikia per arti, tai stovi. С камерой в жопе родился. Ačiū, kad naudojatės mūsų avialinijomis, dėkui, kad tokie buvo drąsūs. Kontrolierių kažkaip nebuvo. Šį kartą jums pasisekė. Gera diena. Taip, Vytautai. Reikėjo nežymėti bilioko. Dėmesio, 10 valandai skrydžiai jau beveik užpildyti, dar yra 3 laisvos vietos. Dėmesio, už 10 gerų minučių galima būtų pasiskraidyti legendiniu Anuška.